Jogoje yra 7 bazinės čakros, kurios atsakingos už atitinkamus mūsų gyvenimo etapus. Pavyzdžiui, pirma čakra atsakinga už mūsų giminės kodus, susiženimą, susijungimą su giminė. Antra čakra tai yra energija, seksualinė energija, mūsų norai. Trečia čakra yra mūsų saviraiška, biznis, pinigai. Ketvirta čakra tai yra mūsų meilė, kaip mes savo meilę išreiškim kitiems, savo. Penkta čakra, kaip mes kalbam, kaip mes mokam mintis išreikšti. Šešta čakra, kaip mes matom tuos dalykus, kurių negalim pamatyti, kaip mes juos jaučiam. Ir 7 čakra, tai yra, kaip mes priimam mūsų pasaulį. Kai mes priimam kažkokius tai sprendimus. Pavyzdžiui, mes nusprendžiam važiuoti apsipirkti. Visi sprendimai, kuriuos mes priimam, yra priimami iš 7 aukšto, iš 7 čakros. Bet kadangi mūsų giminės programos yra labai sunkios, tuo momentu, jeigu tai netitinka mūsų giminėms programoms, pas mus sukyla baimė, sukyla kažkokie nemalonūs jausmai, abejonės ir mes pradedam galvoti, ar iš tikrųjų mes to norim.